Sveiki, brangieji žiūrovai. Su jumis vėl Surplys ir Gaublys. Ką tik grįžau iš Ukrainos. Minime jau antrasias pilno masto karo metines ir ukrainiečiai jau kariauja su rusais nuo 2014, kuomet šie užpuolė ir aneksavo Krymą. Taigi, ukrainiečiai jau daugiau negu 10 metų yra kare. Tai ilgiau negu pirmasis ir antrasis pasaulinis karas kartu sudėjus, bet apie tai jūs jau girdėjote. O dabar noriu parodyti jums vieną dalyką. Štai. Tai yra iranietiškas dronas Shahed. Apie jį girdėjote. Jų buvo panaudota naikinti Ukrainos taikiniams apie 6 000. Vienas toksai kainuoja 200 000 eurų. Ir dabar dėmesio. Per praėjusius metus Europos Sąjunga iš Rusijos importavo maisto produktų už 2 milijardus eurų. Padarome savo matematiką. Galime sakyti, kad Europos valgytojai nupirko Rusijai 10 000 Shahed dronų. Kaip jau minėjau, 6 000 jau panaudoti, naikinant ukrainiečių taikinius, dar 4 000 galime sumesti Rusijai. Taigi, kai mes kalbame apie Lenkijos ūkininkų protestus dėl ukrainietiškų grūdų įvažiavimo į Europos Sąjungą, pirmiausia turėtume pasižiūrėti į Rusiją, pirmiausia turėtume pasižiūrėti į tai, kad vykstant karui mes niekaip negalime apsieiti be rusiškų pieno produktų, mėsos, grūdų ir kito šūdo. Taigi čia yra pagrindinė problema, kuri kelia bėdų mūsų ūkininkam dėl numuštų kainų, bet ir tuo pačiu mums kelia didžiulę moralinę dilemą. Dėl to aš labai pritariu, kad Seimo nariai, po įstatymo projektu pasirašiau ir aš, kviečia, taip pat kaip ir Latvijoje, uždrausti rusiškų grūdų importą ir tranzitą Baltijos šalise. Nežinau, kodėl taip delsia valdžia, nežinau, kodėl Žemės ūkio ministerijos oficiali pozicija yra nepritarti tokiam draudimui, nes esą supykdysime Europos Sąjungą. Mes kažkodėl nebijojame supykdyti Europos Sąjungą, kai pavadinome vieną atstovybę taivaniečių vardu ir dėl to išsišaukėme bylą Pasaulio prekybos organizacijoje, kurią turėjome su Kinija, ir dabar Europos komisija, kuri gina mus ten, yra priverstas stabdyti tą bylą, nes reikia surinkti papildomų įrodymų. Tai jeigu dėl to, kad mes sustabdysime rusiškų maisto produktų tranzitą, importą, mes susilauksime Pasaulio prekybos organizacijos dėmesio, jeigu Rusija mūsų apskūs, aš dėl to tik didžiuosiuosi. O galbūt tai tiesiog yra pasyvus nuolaidžiavimas, nes vienas mūsų ministras Gabrielius Landsbergis, kaip skleidžia gandai, ruošiasi tapti Europos komisaru, galbūt netgi tuo, kuris yra kuriamas naujas postas atsakingų už ES saugumą. Tokiu atveju aišku, kad su Europos komisijos vadais pyktis labai nesinori. Bet moralinė dilema išlieka. Leiskite man prisėsti. Tiesiog norėjau parodyti marškinėlius, kuriuos gavau viešėdamas Ukrainoje, ir tie marškinėliai skelbia priverskime Rusiją sumokėti. Priverskime sumokėti tuos 300 milijardų eurų, kuriuos mes, vakariečiai, paėmėme iš Rusijos oligarchų, paėmėme iš sankcionuotų įmonių ir tuos pinigus laikome sąskaitose banke, auginame palūkanas, kai tuo tarpu Ukrainai drastiškai trūksta pinigų, drastiškai trūksta ginklų ir mes tikrai sėdime ant auksinio žąsies kiaušinio ir niekam neleidžiame jo panaudoti. Taigi, grįžau iš Ukrainos ir situacija yra tokia. Taip, minint jau antrasias totalinės invazijos metines, Kyjive pilna lyderių. Prezidentas Zelenskis susitiko su Ursula von der Leyen, Europos komisijos prezidente, su Italijos ministrė pirmininkė Meloni, buvo atvykęs Belgijos premjeras, buvo atvykęs Kanados premjeras Justinas Trudeau, buvo atvykęs buvęs Lenkijos prezidentas Aleksandras Kvašnevskis, buvęs Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas, štai tas žmogus, kuris stovi šalia manęs. Ir iš tikrųjų jausmas toks, tarsi mes visi bandytume vieni kitus įkvėpti, kad turime iki galo judėti pergalės link, tačiau iš tikrųjų pasimetimo šiek tiek jaučiasi. Ir kaip bebūtų keista, bet stipriausi šioje visoje situacijoje atrodo ukrainiečiai. Tai Ukrainos politikai mum
į Kyjivą atvykusiam 20 šalių užsienio reikalų komitetų parlamentuose pirmininkam ir jų pavaduotojam sako, jūs europiečiai pavargote, mes jūs užjaučiame, bet mes tai nepavargome, mes ir toliau ruošiamės kovoti. Taip kad panašu, kad jeigu kažką reikia paremti šiuo metu, tai yra ne ukrainiečiai, tai yra mes, vakariečiai, pavargę. Jeigu mes kalbame apie tai, kad mes bijome, kad rusai neišeskaluotume konflikto, tai Ukrainos moteris, kurios jau neteko savo vaikų, kalba apie tai, kad mes jau savo ašaras išverkėme, mes jau nebeturime ką prarasti. Bet dabar mes kovojame už tai, kad jūs, Europos moteris, neverktumėte savo vaikų, kai rusai jūs užpuls. Ir tai yra iš tikrųjų emocionalu, tai yra graudu. Mačiau ne vieną karo veteraną nutrauktomis galūnėmis, kuris vėlgi drąsino vakarus, kad jūs nebebijokite, nėra ko bijoti. Visą Rusijos baimę, visą Rusijos grėsmę jūs jau pamatėte čia Ukrainoje. Tas pats Borisas Johnsonas, Jungtinės karalystės premjeras, kurio šalyje yra mokomi Ukrainos kariai, sakė, kad juos aplankė ir stebėdamas bendras Jungtinės karalystės ir ukrainiečių karių pratybas nelabai suprato, kas čia ką treniruoja, nes Ukrainos kariai iš tikrųjų yra labai stipriai pasiruošę. Taigi, pagrindinė problema, kad mes užstrigome su karinė parama, o iš tikrųjų jos labai reikia. Pirmiausia, aišku, iš Amerikos. Ir čia vėlgi toks priminimas Amerikos kongresmenams, kurie niekaip nesugeba priimti paramos paketo, kad šiaip jau Ukraina vis dar yra ta valstybė, kuri daugiausiai pinigų sukišo į šitą karą, kai buvo užpulta. Taip atrodo, kad mes siunčiame milijardus, bet iš tikrųjų skaičiai yra tokie, kad ukrainiečiai iš savo BVP kasmet skiria po 20% gynybai. Ir tai yra apie maždaug 200 su virš milijardų dolerių. Kai tuo tarpu, Amerika duoda apie 100, Europa duoda arti 100, taigi vis tiek ukrainiečiai įneša lygiai tiek pat arba dar netgi daugiau. Taip kad mes tikrai turime surasti galimybių juos paremti. Žinau, kad Vokietija sukūrė komisiją, vyriausybinę komisiją, kuri dabar po visą pasaulį ieško, iš kur galėtų nupirkti ginklų Ukrainai. Bet vėlgi ta pati Vokietija labai nenori duoti savo Taurus tolimojo nuotolio raketų, kurios galėtų naikinti Rusijos karinės bazės ten, iš kur jos leidžia raketas į Ukrainą. Argumentas, tas raketas Taurus gali aptarnauti tik Vokietijos kariai. Pasakykite tą argumentą ukrainiečiam, kurie sugeba iš raketos, kuri yra skirta naikinti povandeniniams laivams, pagaminti raketą žemė-oras, kurie sugeba su stiklainiu numušti rusišką droną ir taip toliau. Taip kad ukrainiečiai tiesiog įrodė, kad tai, kas pagal standartą užtruktų pusę metų pasiruošti, jie gali padaryti per mėnesį ir dar mažiau. Ir tai neskamba kaip solidus vokiškas argumentas. Taigi ginklai, ginklai, ginklai. Ir Ukrainos pakvietimas į NATO. Lietuva buvo tarp lyderių, kurie prašė šito pakvietimo NATO viršūnių susitikime Vilniuje. Dabar mes ir toliau tęsiame darbus prašydami šito pakvietimo susitikime Vašingtone, kuris vyks šių metų Liepą. Ir noriu pasakyti, kad tikrai nesame vieni. Britai, tie patys prancūzai ir kitos didesnės valstybės NATO yra už tai, tik tai klausimas, kiek ryžtingos jos bus paveikti dvejojančias valstybės. Pažiūrėkime į prezidentą Makroną. Jis visada norėjo būti Europos lyderis ir visada pasižymi drąsa. Tai štai paskutinis jo pareiškimas, kad jisai pasiruošęs siųsti karius į Ukrainą, NATO karius į Ukrainą, buvo suprastas labai keistai ir tikrai labai per ankstyvai, bet jisai tikrai galėtų parodyti lyderystę, perduodamas daugiau ginkluotės Ukrainai arba vėlgi ragindamas mus NATO valstybės pakviesti Ukrainą į NATO. Pakviesti nereiškia iš karto priimti ir nereiškia, kad iš karto įsigalioja NATO 5 straipsnis. Kitas dalykas, ką būtinai reikia padaryti, tai yra vėlgi padaryti, kad veiktų sankcijos Rusijai, apie tai irgi visi kalba, bet labai mažai daro. Pavyzdys, mano paminėtas maistas. Rusijos maistas keliauja ne tik per ES, per Rygos, per Latvijos uostą, 3 milijonai grūdų. Bet ir mes kažkodėl jį perkame. Tikrai pakartosiu tą negražų žodį, bet atrodo, kad kažkas yra labai pripratęs valgyti šūdą. Pigų, neskanų, visokį kitokį šūdą. Taip, kad mes turime pagaliau būti rimti su sankcijom, nes Putinas iš mūsų juokiasi. Ir turime pakovoti su tomis šalimis, per kurias Rusija įsiveža ir išsiveža, ko mums reikia. Labai gražus pavyzdys, vėlgi, Taivanas, kuris, kaip paaiškėjo, tam tikrą savo technologijas importuoja į Rusiją
eksportuoja į Rusiją to pasekoje sugeba gamintis vėlgi karinės detalės. Sklando gandai, kad kiekvienoje Rusijoje nukritusioje raketoje galima rasti elementų iš daugelio Europos ir vakarų valstybių. Ir tai vėlgi yra pavyzdys, kaip neveikia sankcijos. Taigi su tuo reikia dirbti. Labai svarbus momentas, ką noriu pabrėžti, yra Rusija irgi nėra tokia stipri, kaip mums atrodo. Ir tai, kad mes pradedame kalbėti, tai, kad mes ginčiamės viešai apie tai, kad tuoj mūsų užpuls, tikrai yra Rusijos organizuota ir platinama propaganda. Kodėl Rusija nėra tokia stipri, kaip atrodo? Na, pavyzdys vienas galbūt būtų Juodoji jūra. Ukrainiečiai išmušė rusų karo laivus iš Krymo pusiasalio. Rusijos karo laivai dabar atsitraukė į žemyninę Rusiją, į Novorosijsko uostą ir to pasekoje ukrainiečiai jau pradėjo savo eksportą iš Odesos jūrų uosto. Ir grįžo į prieškarinį lygį. Yra skaičiuojama, kad tai artimiausiu metu padidins Ukrainos BVP net 8%. Mokesčių surinkimas jau padidėjo 25% vien dėl šito atidaryto eksporto. Taigi, ukrainiečiai iš tikrųjų dar duoda garo ir, sakau, rusai nėra tokie stiprus, kaip atrodo. Artimiausiu metu didelio puolimo neprognozuojama, todėl, kad visų pirma, baigsis prezidento taip vadinami rinkimai Putino, bus jisai išrinktas, visa Rusijos liaudis taps kalta už šitą karą, nes jinai bus, pripažinusi savo tą kariaujantį Putiną ir tada pasimatys realybė. O realybė yra tokia, kad Rusijai metų bėgyje turėtų pradėti trūkti pinigų ir pašaukti 500 000 šauktinių, apie ką svajoja Putinas, yra netaip ir lengva. Tam reikia minimum pusės metų, taigi iki rudens tikrai didesnių judesių fronte neturėtų būti. Ir tie pusę metų yra tas laikas, per kurį mes galime parodyti. Arba turim kiaušus, arba neturim. Taigi, kaip matote, ukrainiečiai yra suskaičiavę, kad jų šaliai padaryta žala yra virš 400 milijardų dolerių. Aišku, niekas neįkainos prarastų žmonių gyvybių. Pasak prezidento Zelenskio, vien karių žuvo 31 000, jau neskaičiuojant civilių, neskaičiuojant pabėgusių žmonių, neskaičiuojant sužalotų žmonių, neskaičiuojant vaikų, kurie buvo išvežti į Rusiją ir ne visi dar sugrįžo. Tai mes turime 300 milijardų užšaldytų Rusijos pinigų ir galime juos panaudoti. Tam irgi reikia tik politinės valios. Kalbame apie tai, kad nebereikia sakyti, būsime su Ukraina kiek reikės. Kalbame apie tai, kad būsime su Ukraina iki pergalės. Ir kas yra toji pergalė? Ne ta, kurią supranta Donaldas Trumpas, o ta, kurios nori ukrainiečiai. Ir tą labai aiškiai yra įvardinęs Ukrainos prezidentas Zelenskis, kuris turi 10 punktų planą taikos ir tą 10 punktų planą kaip mantrą kartoja visi Ukrainos politikai. Tai aš tiesiog norėjau jūs supažindinti trumpai, apie ką yra tas 10 punktų planas. Pirmiausia, tai yra radiacinė ir branduolinė sauga. Užtikrinti, kad nekiltų branduolinė katastrofa ir pasirūpinti Zaporižios elektrinės apsaugą. Antrasis planas yra maisto saugumas, įskaitant Ukrainos grūdų eksportą į pasaulį. Ir kaip jau sakiau, išlaisvinus Juodąją jūrą, išlaisvinus jos vakarinę pakrantę, grūdai jau plaukia ir galima sakyti, kad tai yra pasiekta. Trečiasis plano punktas yra energetinis saugumas ir čia mes kalbame apie tai, kad Ukraina negali būti palikta šalti, Ukraina negali būti palikta su Rusijos subombarduotais naftotikiais, dujotikiais ir elektros linijomis nutrauktomis ir tuo irgi reikia pasirūpinti. Ketvirtasis planas yra visų kalinių, karo belaisvių, tremtinių sugrąžinimas į Ukrainos teritoriją, įskaitant ir Rusijos deportuotus vaikus. Penktasis yra Ukrainos teritorinio vientisumo atkūrimas ir kad Rusija pripažintų jos 91 metų sienas pasirašydama naują sienų sutartį. Šeštasis yra Rusijos kariuomenės išvedimas iš visos Ukrainos teritorijos, natūralu, ir karo veiksmų nutraukimas. Septintasis punktas yra apie teisingumą, tai yra, kad pasibaigus karui, o gal ir dar jam nepasibaigus, visi tie, kurie atsakingi už šį karo nusikaltimą, būtų patraukti tarptautinio tribunolo atsakomybėn. Aštuntasis planas yra ekocido prevencija. Žinome, kad rusai naikina Ukrainos gamyklas, tokias kaip Azovstal ir taip toliau. Ir, to pasekoje yra užkrečiamos ištisos upės, ištisi laukai ir mes matėme Kochovkos
vandens elektrinės sunaikinimą, kas irgi sukėlė milžinišką ekologinę katastrofą. Taip kad šituos padarinius irgi reikės sutvarkyti. 9 punktas yra karo konfliktų prevencija ir tarptautinio statuso sukūrimas, kad nebekiltų daugiau tokių karų. Ir čia aš matyčiau Ukrainos narystę NATO. Ukraina reikalauja saugumo garantijų. Na ir 10 punktas yra tarptautinis karo pabaigos patvirtinimas. Tokie Zelenskio punktai ir niekas be ukrainiečių neturi teisės pasakyti, kokia turi būti ukrainiečių sutarta su Rusija taika. Taika, gerbiamieji, melskimės, kovokime, nepavarkime ir būkime su Ukraina iki pergalės. Ačiū. Iki.